Grįžtame prie Ramunės ir jos pavasariškų pokyčių. Šiandien grožio ritualus tęsėme kirpėjų salone, kur plaukų stilistai atgaivins ir atnaujins mūsų herojės šukuoseną. Nuo vaikystės tai aš turėjau labai iš tikrųjų ilgus plaukus, storus plaukus, ko dabar jau nėra ir nežinau net dėl ko. Nors gal čia, genetiškai taip tas ateina iš šeimos. Paskui kažkaip tai trumpinau, nusitrumpinau ir dabar nešioju tiesiog trumpą šukuoseną. Tokius tamsesnius, kad labai nekristų į akis tas mažas plaukų kiekis. Ramunė pasitiko plaukų stilistė Rūta ir apžiūrėjusi trumpus ir susilpnėjusius plaukus, pasiūlė juos šiek tiek pakirpti, nudažyti ir pritaikyti visiškai naują plaukų purinimo procedūrą. Pamačiusi Ramunę, pamačiau, kad jai labai tiktų kirpčiukai. Labai kardinalus kirpimas tik ties veido dalim. Iš nugaros šiek tiek trumpesni. Darysime plaukų dažymą, kirpimą ir naują procedūrą. Tai yra plaukų purinimas, ilgalaikis, kuris pakelia plaukus nuo šaknų ir palengvina kasdieninę priežiūrą. Tai yra visiška naujovė Lietuvoje. Ją darys mano kolegė. Pokyčiai šį kartą pradedami nuo kirpimo. Rūta nurėžia kirpčiukus, trumpina likusius plaukus. Ramunė iš pradžių nerimauja, bet su kiekvienu stilistės judesi jaučiasi vis užtikrinčiau. Kai plaukai jau įgavę naują formą, laikas purinimo procedūrai, kuri Lietuvoje kol kas atliekama tik šiame salone. Ši procedūra vadinasi Boost-Up. Ją galima daryti tik su biolosjonu. Tas biolosjonas, jis visai nekenkia plaukams ir galima daryti ir prieš dažymą, ir po dažymo. Labai gražiai atrodys. Per procedūrą plaukai prie šaknų sutepami specialia priemonė, vėliau sukami sruogelėmis ir paliekami įsigerti. Speciali technologija nepažeidžia plauko struktūros, o purumas išlieka iki pusės metų. Palaukusios 15 minučių specialistės imasi dažymo. Dažymas šiuo atveju taikytas lengvais dažais dėl Ramunės plaukų būklės ir odos būklės. Tiesiog saugau jos plaukus. Ateityje rekomenduoju panaudoti stiprinamasias ampulės, mezoterapiją, vitaminus geriamus, kad pastiprinti plauko svogūnėlį. Tamsi šokoladinė spalva pasirinkta norint išlaikyti sveikų, purių plaukų įvaizdį. Tokios šukuosenos priežiūra bus paprasta ir puikiai tiks bet kokią progą. Na, o geriausius Ramunės bruožus ryškinti ėmėsi makiažo meistrė. Ramunei pasirinkom natūralų, vasarišką, lengvą, gaivų įvaizdį, kadangi jinai grįžusi ką tik iš atostogų, gražiai įdegusi, tai per daug ryškinti ir nenorėjom. Po saulės vonių odą būtina gerai sudrėkinti, kitaip ji gali tapti šiurkšti. Todėl Dovilė naudoja drėkinamąjį kremą ir tik po to tepa makiažo pagrindą. Kadangi Ramunės plaukai tamsūs, o akys išraiškingos, bruožai tik paryškinami gaiviomis spalvomis. Lengvam makiažui būdingos yra žemės spalvos, persikas, gelsva, tokios gaivios spalvos, kurios suteikia to tokio nuima tą nuovargį, suteikia gaivumo. Štai tokia atsinaujinusi ir pasipuošusi plačia šypsena Ramunė keliavo link paskutinių pokyčių. Kartu su stiliste Ernesta buvo išrinkti drabužių deriniai ir prie jų tinkantys bateliai. Ramunė yra nepriekaištingos figūros, o jos nauja šukuosena šiek tiek įpareigoja, yra griežta. Kaip atsvara tam griežtumui parinkome gaivių spalvų derinį. Mėlynos, geltonos ir baltos. Vakarui šiek tiek ramesnės spalvos, daugiau romantikos, rožinė, rausva, kad nesušaltų lengvai krentantį švarkelį. Jau besimatuojant drabužius buvo galima suprasti, kad Ramunė kur kas patogiau jaučiasi su kelnėmis ir ryškiu švarkeliu. Priderinusi skirtingą avalynę ir aksesuarus, tokį derinį galima dėvėti skirtingomis progomis. Stilistė man pasiūlė vieną kelnių ir švarkelio derinį, tokį labiau vasarinį, ir šitą suknelės švarkelio derinuką. O man labiausiai patinka tai tas jau pirmasis kelnių ir švarkelio derinys. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi projektu, labai patiko komanda visa, kuri dirbo kartu. Džiaugiuosi
kad patekau į šį projektą, o aš, kaip ir sakiau pirmoji laidoj, kad norėjau susikurti moterišką šventę savo, tai štai aš ją ir susikūriau. Džiaugiamės ir mes galėję prisidėti prie naujos Ramunės išvaizdos ir geros nuotaikos. Mielosios moterys, ir jūs nepamirškite susikurti mažų grožio švenčių.